Laiškas Titui. Pirmas skyrius. Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas dėl Dievo išrinktųjų tikėjimo bei dievotumą atitinkančio tiesos pažinimo, su viltimi amžinojo gyvenimo, kurį nemeluojantis Dievas pažadėjo prieš amžinosius laikus. O nustatytą metui atėjus apreiškė savo žodį, man patikėta skelbti Dievo, mūsų gelbėtojo paliepimu. Titui, tikram sūnui bendrame tikėjime, malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo, Tėvo ir mūsų gelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš tam palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo likę nesutvarkyta, ir paskirtum kiekviename mieste vyresniuosius, kaip esu įsakęs. Jei kas yra be priekaištų vienos žmonos vyras, turys tikinčius vaikus, kurie nekaltinami palaidumu ar neklusnumu, nes vyskupas kaip Dievo namų prievaizdas turi būti be priekaišto. Nesavivaliautojas, nekarštakošis, negirtuoklis, nekivirčius, negeidžiantis nešvaraus pelno, bet svetingas, trokštantis gero, blaiviai mąstantis, teisingas, šventas, susivaldantis, tvirtai besilaikantis patikimo žodžio, kai buvo pamokytas, kad sveiku mokymu sugebėtų ir paraginti, ir įtikinti prieštaraujančius, nes daug yra neklusnių, tuščiakalbių ir apgavikų, ypač iš apipjaustytųjų, kuriuos reikia užčiaupti, kadangi jie apverčia aukštyn kojomis ištisus namus, dėl nesąžiningo pelno mokydami, kas nedera. Vienas iš jų pačių pranašas yra pasakęs: kretiečiai visada melagiai, pikti žvėris, tingus pilvai. Šis liudijimas teisingas, todėl sudrausk juos griežtai, kad laikytųsi sveiko tikėjimo, nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir į nuo tiesos nukrypiančių žmonių priesakus. Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir netikintiems nieko nėra tyro. Net ir jų protas bei sąžinė suteršti. Jie skelbiasi pažįsta Dievą, o darbais jo išsigina. Jie pasibjaurėtini, neklusnus, netikę jokiam geram darbui. Antras skyrius. Tugi kalbėk, kas atitinka sveiką mokymą, kad pagyvenę vyrai būtų blaivūs, rimti, santūrūs, sveiko tikėjimo, meilės ir kantrybės. Taip pat, kad pagyvenusios moteris elgtųsi garbingai, nebūtų apkalbinėtojos, besaikės vyno gerėjos, mokytų gero, skatintų jaunesnėsias mylėti savo vyrus ir vaikus, būti santūres, tyras, rūpestingas šeimininkės, geras, klusnes savo vyrams, kad nebūtų šmeižiamas Dievo žodis. Taip pat jaunuolius ragink, kad būtų santūrus. Pats visais atžvilgiais rodyk gerų darbų pavyzdį, garbingai mokyk, saugodamas mokymo grynumą ir nepažeidžiamumą. Kalbėk sveikai ir nepriekaištingai, kad priešininkas liktų sugėdintas, neturėdamas apie tave pasakyti nieko blogo. Ragink, kad vergai būtų klusnūs savo šeimininkams, stengtųsi viskuo jiems įtikti ir neatsikalbinėtų, kad nevogtų, bet visuomet būtų ištikimi, kad viskuo puoštų Dievo mūsų gelbėtojo mokymą, nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad atsisakę bedevystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje, laukdami palaimintosios vilties iš mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės pasirodymo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedorybių ir nuskaistintų savo ypatingą tautą, uolę geriems darbams. Taip kalbėk, ragink, drausk su visa valdžia, niekas te nedrįsta tavęs niekinti. Trečias skyrius. Primink jiems, kad būtų klusnus valdytojams ir valdžioms, kad būtų pasiruošę kiekvienam geram darbui. Niekam nepiktažodžiautų, nesikivirčytų, būtų nuosaikus visiems žmonėms, rodytų visokiojopą romumą. Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnus, apgauti, vergaujantis įvairiems geiduliams ir malonumams. Gyvenome pilni pykčio ir pavydo, neapkenčiami ir nekenčiantis vieni kitų. Bet kai pasirodė Dievo mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo, šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, kad išteisinti jo malonę taptume amžinojo gyvenimo, kurio vilėmės paveldėtojais. Tai patikimas žodis ir aš noriu, kad tu nuolatos pabrėžtum šiuos dalykus, jog įtikėjusiai į Dievą
rūpintųsi paremti gerus darbus. Tai gera ir naudinga žmonėms. Venk kvailų ginčių, kilmės sąrašų, nesutarimų ir vaidų dėl įstatymo. Visa tai nenaudinga ir tuščia. Atskalūno vieną kartą įspėjęs šalinkis, žinodamas, jog jis iškrypęs ir nuodėmiauja, savo paties nuosprendžių pasmerktas. Kai nusiųsiu pas tave Artemą ir Tichiką, paskubėk atvykti pas mane į Nikopolį, nes nutariau ten žiemoti. Teisininką Zeną ir Apolą išleisk į kelionę gerai aprūpintus, kad jiems nieko netrūktų. Tesimoko ir mūsiškiai remti gerus darbus būtinomis reikmėmis, patenkinti, kad neliktų bevaisiai. Tave sveikina visi esantys su manimi, pasveikink tuos, kurie myli mus tikėjime. Malonė su jumis visais. Amen.